Sveiki visi, čia Minecraft ir šiandieną, kaip ir visados, mes turime išlikimo epizodą numeriu 26. Wow, tai yra didokas skaičius ir šiandieną aš jums parodysiu daugokai dalykų ir visai įdomių. Taigi dabar matote, mes esame va šitoje vietoje. Jūs spėjot atpažįstate ją, čia mūsų ferma tų javų automatinė ir dabar einam šituo takeliu ir žiūrėkite, ką mes turime. Čia visą šitą vietą išlyginom ir pratęsiam toliau mūsų bokštus. Tai praeisim pro čia, galim paskraidyti ir pažiūrėti, kaip čia atrodo. Taigi, yra mūsų jau pratęsta vėl gynybinė siena. Galime čia ir užlipti mes. Čia vaikščiot galėsim, matote jau. Įeiti bokštelius, į vidų. Vėl žinia tą užsidegiau. O, nebedėjau. Super. Taigi, matote šitaip. Čia galime vaikščioti. Po to, ką čia dar. Dabar turėsime tokį. Čia mes darysime grybų fermą. Na ir dar kokiu nors ten prigalvosim kokių nesąmonių padaryti. Ir čia bus tokia grybų ferma. Spėjau, kitas video bus, kaip parodysiu, kaip ją gaminti. Iš formą ten tokį įsitraukiau labai puikiai. Geriausias būdas gaminti fermai grybų. Ir dabar kitas dalykas, ką norėjau parodyti, būtų naujai pastatytas uostas. Taigi dabar mes galime eiti pro čia. Čia keliaujam čia. Mūsų pilyje. Dabar aš esu be tekstūrų, kad geriau matytųsi, ką aš norėsiu pagrindinę naujieną parodyti. Greičiau daeinam ir dabar mes įeiname į mūsų uostą. Jei, ko tiek lagina. Tai, taip gal pasidarom. Žiūrėkite, mes turime uostą pasistatę dabar. Laginas tai žiūrus. Čia yra prisišvartavimui valtims, laivams, bet laivų nėra, tai teks valtims. Ir pagrindinė dar naujiena, kokią šiandieną pasidariau, tai būtų įsirašiau Better Than Wolfes modą. Jis yra labai fainas, toj parodysiu. Čia yra mūsų saugykla ir dabar žiūrėkite. Mes galime gaminti visokių prikolų, nesveikų prikolų. Žiūrėkite. Teka vanduo, sukas. Malūnas toksai, vandens malūnas visur. Čia visokie mechanizmai, grūdų malikas. Čia galima, nuskaitykim, turim grūdų ten, taip toliau. Kad čia ten reikia. Galime, pavyzdžiui, sumals mums grūdus. Mes galėsime per tą Better Than Wolfes, jūs galite pasižiūrėti forumuose, ten video, biškai parodysiu description, ten kaip ką gaminti, labai daug ką naujo prideda. Vieną miltą suplakė. Iš milto galėsim spurgas visokas gaminti ir taip toliau. Taigi išjungiame, kad vanduo netekėtų. Taigi čia tokį padariau, kad žinot, atplaukė laivas krovininis, čia iš karto ten atplaukė mums kokį siuntinį javų ir mes iš karto pasiemam ir sumalam čia. Taigi kitas dalykas, ką pastačiau be uosto, tai būtų jau prasideda mūsų ūkininkavimas. Ir mūsų geležinkeliai kelias į malūninę fermą ir lentpjūvę. Taigi pasiėmėm į minecartą vieną, čia padedam, sėdam, spaudžiam mygtuką ir nučiažiam. Šiek tiek ilgokas kelias ir mes atsirasime mūsų jau pirmojoje tokioje fermoje, jų bus žymiai daugiau ir visokių rūšių. Tai čia matote, pasiėmame, padedam į skrynę atgal. Čia lipame, atsidarome ir mes patenkame į lentpjūvę. Taigi čia yra toks pastatėlis ir matote, čia yra tokie pjūklai. Dabar mes, skaitykime, buvome pasiėmę lentų. Čia dabar viską prisispauninu, taip tik parodyti. Lentą čia padedam, supjausto į du tokias kaip lentikės. Čia yra jos panašios į stone slabus. Slabus, tos pusinius blokelius, nes matote, taip galiu dėlioti. Matote, bet dar yra pliusas tai, kad galim ant sienų dėlioti. Ant lubų dėlioti. Tuom jos yra, teina ir supjaustai, padedi būt lentas, ir pjaustai.
Po to šitos dar galima dar smulkiau supjausti. Į va tokius. Va čia irgi visur jas galima pritaikyti, o taip šonus netgi. Va visai. Va dabar pavyzdžiui, žiūrėkit. Oi. Sulaužiau. Blogai. Na, vėl pakilame viršų. Žiūrėkit, pavyzdžiui. Va tokį šoną pagaminti. Va išsipjausiu tų lentų. Nu, kiek aš galiu pjausti. O, va. Ai. Sugadinu aš šitas grindis. Kur, va. Va, dabar galime dar šitos dar labiau smulkinti. Į visokius tokias, nu, vien žodžiu, čia va tų blokelių, va daugiau jau nebebus galima smulkinti, bet va čia dabar visokių prikolų, nes visokių mažų blokelių tiesiog atsiranda, va, ant lubų ten visokių pedaliuotų ir taip toliau. Labai fainai. Dabar kitas dalykėlis, tai būtų, reikėtų mums dienos. Time day. Ir mūsų lynų, bet man atrodo, kad čia lynai yra. Čia auginami yra lynai iš naujo dalyko, jos galime dynant žemę gauti ir gauti jų sėklas. Tai va, čia irgi lynai, tik dar nelabai užaugę, jie po to biški pauga ir va tokius palieka. Čia yra dideli jų laukai ir mes jos darysime ropėms gauti. O čia yra mano pastatytas, mano visa konstrukcija malūnas ir jisai atlieka visas funkcijas, tikras funkcijas, jisai viską dirba kaip tikroviai. Taigi, žiūrėkite, mes pasiemame, skaitykime, va, lynai mūsų čia auga. Ir žiūrėkite, čia mes turime malūną mūsų sandėlius, čia surinkėja. Ir dabar skaitykime mes lynus va šitus, nežinau, ar čia lynai, bet aš juos vadinu lynais. Mes juos nurinkdami gausime, vat, tokius hemp. Na, skaitykime, mes, žiūrėkite, nusirinkam derlių, pasiemam, va, 4 stakus hemp, skaitykime, ne? Nueinam į malūną, kylam į antrą aukštą, čia, ir čia mes, va, matote visas mechanizmas gaminimo. Čia, va, milstaunai, taip, įdedam, va, ir malą. Čia pačioj matote visas dabar sumals, čia nutekės į va šitą. Čia yra hooper, jisai daiktai ant jo užplaukia, užkrisdami jį surenka į va šitą, va, čia jo apačia. Va, matėte, iškart jau va, matėte, kiek renka jau hemp fibers. Iš jų gaminsime ropės tokias, visokiems šniūrams, ten mechanizmams gaminti. Taigi, jūs galėsite pasižiūrėti forumuose, kaip ką gaminti per tą ir kaip įsirašyti tą modifikaciją, nes labai įdomi. Ir dar skaitykime, jeigu žaidžiate paprastai be jokių čyto kol kas, tai norint pasigaminti ten va tokių išsiderite, po to pasigaminate va malėją ir rankinį, vien žodžiu, kad maltų energiją. Va, taip pat, va, gaminu. Bet neilgai, va, reikia spaudinėti. Taip spaudinėja ir gamina. Taigi, vien žodžiu, mes padarysime daugokai iš šių dalykų, nes visas ūkis tiesiog pagyvėja, taip paįdomėja, va, malūnas sukasi, viskas ten yra, visokie ten šniūrai, bla bla bla, ir viskas veikia. Taigi mums dabar ten viskas auks. Aš į description sakau, jūs galėsite viską paskaityti, video pažiūrėti ten angliškų, bet viską suprasite, kaip ką gaminti. Ir šiame video spėju daugiau nieko šiandien neparodysiu, nes dabar padariau video, nes jeigu aš vėliau dar būčiau padaręs, tai nebebūtų sutilpę į video, kiek daug kažko prigaminau. Na ir dar manau, kad mes viską statysime. Kaip atsimenate, jeigu mūsų pagrindinėje pilyje yra pažeminė aikštelė tokia, kur rodžiau praeitame video, tai ten mums bus tasai užstrigo. Va, nu, traukinių stotis. Aš galbūt šitą ištrinsiu ir viską perkelsiu į apačią. Ir mes į visus galus galėsime nukeliauti iš tos traukinių stoties į tą vietą. Po to darysime ten dar visokių Gerai, dabar biškai paskraidom. Va čia. Va. O jie tokie ilgai krauna. Čia turėtų būti stočių išėjimai. Čia stočių išėjimai. Po to dar žadame gaminti
žadu va čia gaminti labai daug ko. Tuoj pakraus. O čia žadu gaminti javų laukus, didelius, daugokai malūnų. Ten va laukai tokie yra. Tuoj pamatysit. Va, čia gal gaminsiu tokius spėju. Ir šitoje pusėje turėtų būti ūkiniai laukai tokie. Irgi tokių ūkininkų nameliai. Viskai auginimai ir taip toliau. Čia matote va, vandens ratas toksai. Ir spėju, kad daugiau šiandieną nieko neparodysiu. Parodžiau, ką šiandieną mes apstatėme, kokį naują naujieną pasidariau. Mes galime viską tiesiog rankomis statyti. Dabar aš viską, kaip čia pasakyti, mūsų tas išlikimas toks paliko, kaip jūs ir patys sakėt, netoks jau išlikimas didelis, bet mes tiesiog, kaip čia pasakyti, tikslas, net nebūtų jums įdomu žiūrėti, jeigu aš daryčiau išlikimą paprastą, nebent galėčiau kelti ten 2 valandų, va tada gal ir kelčiau normalų išlikimą. O dabar mūsų išlikimo esmė tai būtų, kaip iš pradžių išgyvenom, viską pasistatėm ir jau nebebuvo ką daryti, tai mes dabar tiesiog statysim ir mūsų tikslas padaryti kuo daugiau viską automatizuotą, prasiplėsti kuo daugiau ir kai viskas bus pastatyta, galėsime eiti nuotykių, žinote, ten visokių ten į urvus dar palandžiot, nes ten visai smagiai ir taip toliau. Ir aš manau, šitą daug reikės dar statyti. Kai bus viskas pastatyta, įkelsiu atsisiuntimo nuorodą ir galėsite jūs visi čia žaisti, bet reikės jums to modifikacijos, Betterwolfas. Žinau, ją šiek tiek sunkokai instaliuoti yra, bet galite paskaitydami viską suprasti. Ir dar labai daug kas rašinėja tokie biški žmonės, kad atsiųsk servo IP, nafik, čia ne servas, aš single player žaidžiu. Tai va, kad daugiau man nerašytume tokių žinučių, kur aš lošiu single player ir sako atsiųskit servo IP. Ir spėju, kad šiame video nieko daugiau neparodysiu, parodžiau ką pastačiau ir taip toliau, galite vertinti, komentuoti, dalintis. Ir vertinkit, komentuokit, kaip manote apie mano šitą stilių statymo, va, ką pastačiau, lentpjūves, malūną, visus veikimus ir taip toliau. Ir ačiū, kad žiūrėjote ir viso gero. Ai dar, ne viso gero, pamiršau pasakyti. Junkitės į Facebooko kanalą Minecraft. Ten irgi bus jūsų visokie klausimai, nes dabar mano kanalo komentarai yra užspaminti tiesiogiai ir vien žodžiu, va ten galite visi jungti, spausti patinka ir rašyti va ten komentarus, ten vienas kitą galėsit ko paklausinėti, padėti ir taip toliau. Ir dabar jau pasakau viso gero.